Čia yra vaikų toksai scientist, young scientist kambarys. Čia galima patikrinti pėdsakas juodolokio ir grizlio. Aš palyginsiu su savo ranka, mano ranka aišku nedidžiausia, bet čia yra juodasis lakys. Čia pažiūrėkit grizlio koks pėdsakas. Grizliai milžiniški. Čia yra bizono pėdsakas, toks atrodo. Čia labai daug bizonų, jie visur matosi. Čia yra elk. Tai reiškia priedis. O čia vilkai ir kojotai. Vilkai daug didesni. Na va, mes paliekame jau Old Faithful. Jisai toliau saugaruoja ir einam toliau visų didelių geizerių laukų pasivaikščioti. Va ten vat jų dar daug. Kai kurie iš jų žymus, kai kurie tiesiog garuoja nedidukai. O ten dabar keliaujame. Štai. Čia yra pilies geizeris. Castle Geyser vadinasi. Dėl jo formos. Jis gražiai išsiveržė, tik tai ne taip dažnai. Ir man atrodo nelabai nusakomai. Nežinom, kada išsiverš. Štai jis kitų rakursų. Labai gražiai garuoja. O va ten matosi šalia bala jo geizeris, jisai burbuliuoja gražiai. Ir iš tikrųjų jisai yra numatomas jo išsiveržimo laikas, bet gan didelė amplitudė, ar ne, 1,5 valandos. O čia šiandien pirmas mūsų baseinas, vadinasi Shield Spring. Skydas yra Shield. Pažiūrėkit, koks jisai beveik permatomas ir bespalvis. Labai gražus. That's pretty hot. Oh, that's a hot spring. Man patinka. Nu kaip jūs sakot, virti kiaušiniai. Tomas galvoja, kad tai yra... Pažiūrėkit, kaip čia viskas gražu. Čia Yellowstone upė, Yellowstone River. Visur viskas garuoja. Šiandien mums pasisekė su oru. Visa šitą savaitę labai šalta ir lietinga. Ir šiandien nėra visiškai saulėta, bet bent jau nelyja. Kitas dienas bus blogiau, bet ką padarysiu, oro neužsivė. Jis vadinasi spazmotika. Spazmuoja jisai.